Tas maršruts iš tikrųjų uždars. 300 eurų bauda. Vienais damat. Kažkokis kalnų dvas. Labas rytas, bičiulė. Vishodna visoka. Čiūram. Ledo kristalą veidą kapo vies iki 50 km per valandą greitis. Teko šalis upėlis. Ушаль. Війник здамат, операцен. Совійник. Вейда капо. Акине обшел, он как-то спустя весь экспот, акси шаро, бухтен сюда, мирчай. Сумки отсмех, ким, сай пендешем, когда жлепсам. Отрод, быстрый жлепсам, чей кетар. Скавресен neki viršūnskį ar sneig balekiai. Ten ant tos mano ir kaip kad bus tas sneig. Net rulas daug. Sunkiau vėti, nes nuokmenų slysti ir pas tave surunk ramis. Viens pirštinis jau šlapsi. Įsidėjau kuprinį, pasivelkęs pirštinis. Apsisukom, einam atgal. Per daug sneigi. Gal laviną. Sukelti keliam laviną. Dar kai nors palaidusi. Jo, ne visos sąlygos. Ne, žiaurė daug sneigi čia, pizdėt. Žiaurė daug sneigi. Šiaip pripūsta, nu. Ir dar jisai nenusistovėjęs, kad lepta ten nors šlaitė, kad nepasilaidat, žinai. Vienas dalykas yra, kad sneigi ir čia, kur da patogiai, Utenos, kad reikės portuk sneigi lėkti. Jo, tai ypač kai kyla ir sningi, tai labai jau tada ne kažką. Palpant toks didelis vis buvo. Taip žvarbę putį. Dabar nulpant atrodo nurim. Tarsi kažkokis kalnų dvasis bandė sulaikyti. Tai nelapti man. Pėdsakų jau nėra, nors buvom iki Klyno įvarę. Ja. Žiaurė didelis apkraus įkelnėjantis kliūnas ledant. Nes
Labai daug slidinėjimų, takmenų. Akmenys apledėjo, apsneigia, šiaip nesimatė, kur akmens kraštas statesnis. Ir slidinėjai labai didelis apkrausum kelėn. 10 kelėn biškiaut. Padėk jam, stumk. Užšalus upė. Jau kaip ir nusileidom. Vienams matos tą chatą. Žiauriai daug sniego. Klubą išklaišė nuo tuos slidinėjimų. Kad tuos sniegi nesimatė. Čia visis kaip maži vakar griuvinėjom. Užlipėm ant akmens kraštą. Nužulnaus. Slysti. Dabar jau čia geriau. Paukštis už to. Bišvėjai už to. Gal biš mažiau to sniego. Ten buvo. Šiaip įdomi patirti. Dėl to vėjos. Jeigu yra virš 40 kilometrų, vėjas jau yra pagalvoti ar eiti. Kaip šiandien dar ir posti. Veido kert, kaip nežinau, kad tas maršrutas iš tikrųjų uždars. Kas ten link Vyhodna Vysoka 300 eurų bauda.